2011 m. kovo 26 d. Pasaulio lietuvių centre Lemonte įvyko 8-oji Čikagos lietuvių krepšinio lygos žvaigždžių dienos šventė. Kasmet vykstantis vienas didžiausių išeivijos sportinių renginių sulaukė didelio susidomėjimo Čikagos lietuvių bendruomenėje. Šįkart ČLKL atidavė savotišką duoklę Čikagos krepšinio akademijai Lituanika. Lituanikos krepšinio akademijoje sportuoja 200 jaunųjų krepšininkų, kurie nuolat papildo ČLKL komandų gretas. Šventės programoje buvo net 3 krepšinio rungtynės. Pirmose krepšinio rungtynėse susitiko amžini varžovai Čikagos lietuvių futbolo ir tinklinio lygų rinktinės. Trečius metus iš eilės pajėgesni buvo futbolininkai nugalėję varžovus rezultatu 54-45. B grupės žvaigždžių rungtynėse Lituanikos akademijos krepšininkai nusileido ČLKL B grupės rinktinei rezultatu 66-75. Greičio ruožo nugalėtojų tapo Lituanikos akademijos auklėtinis Danielius Jurgutis, finale įveikęs Radviliškio komandos legionierių Jan Rimmer. Tritaškių konkurso nugalėtojų tapo Alytaus komandos lyderis Audrius Vasiliauskas. Finale po papildomos metimų serijos 18-12 įveikęs Lituanikos komandos snaiperį Joną Genčių. Pirmą kartą vyko ir didelio susidomėjimo sulaukė originali vidurio puolėjų rungtis, kurioje geriausi abiejų lygų centrai turėjo įrodyti savo pranašumą, mesdami iš skirtingų aikštelių vietų. Stipriausias rungties nugalėtojas Lokių komandos krepšininkas Remigijus Untulis, finale įveikęs Alytaus ekipos legionierių Jabari Harris rezultatu 16-13. Oro karaliaus titulą iškovojo Lituanika komandos legionierius Diron Ivan. Finale nukonkuravęs praeitų metų analogiško konkurso nugalėtoją Mantą Dubauską. Praėjusiais metais, kai Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė parsivežė pasaulio bronzą, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė valstybiniais apdovanojimais apdovanojo krepšininkus ir visus, kurie padėjo pasiekti tą puikią pergalę. Vienas iš tų apdovanojimų pasiekė Čikagą. Labai norėčiau šiandien tą apdovanojimą įteikti, nes tikriausiai nebus gražesnės progos. Minint kūno kultūros ir sporto dieną, už Lietuvos vardo garsinimą ir nuopelnus sportui, už parodytą valią ir ryžtą siekiant pergalių pasaulio ir Europos čempionatuose, valstybės ordinais ir medaliais apdovanojami šie Lietuvos Respublikos piliečiai. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu Aidas Buzelis. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės masažuotojas, padėjęs parengti 2010 metų pasaulio vyrų krepšinio čempionato bronzos medalio laimėtojus. Mes norėjom
Pagrindinėse elitinės lygos rungtynėse po permainingos kovos pergalę šventė Lituanikos komanda įveikusi ČLKL rinktinę rezultatu 105-96. Naudingiausių žaidėjų pripažintas Lituanikos komandos užsienietis Sam Strong, pelnęs 28 taškus. Reportažą parengė Svajūnas Masilionis, Mindaugas Majauskas ir Rytis Janiška.